Ponas Butko, norit prisidėti prie diskusijos? Aš gal tik priminsiu, apie ką buvo. Prašau. Ką gero ir ką blogo jūs atsimenat iš tų 4 metų? Žodžiu, kolegos, oponentai daug šneka visokių dalykų, įdomių, neįdomių, ginčiasi, įrodinėja savo tiesas, bet va taip sėdžiu, klausau, kaip Lietuvos pilietis nori suprasti, apie ką eina kalba. Ir va, pavyzdžiui, jeigu žiūrovai mūsų klauso, jie va realiai paklauskit bent vieno asmens, jisai tau neatsakys po 2 minučių, apie ką čia žmonės kalba. Kažkam įrodinėja, o realiai niekas nenuveikta. Va važiavau, pavyzdžiui, per 30 metų šitame krašte. Žodžiu, pliusų nebematot. Nu, kaip čia pasakyti pliusų? Tai visi viską mato. Nu, gerai, supratom. Kaip sako, ateis pavasaris ir pamatysim, kur kas pridirbęs. Tai ačiū. Mes kuo puikiausiai matom, kas pridirbta pas mumis Lietuvoje per tuos 30 metų. Porą žodžių, ponia Dobrovolska, nori pridurti ir baigiam. Gerbiamas Butkokai sako, kad sudėtinga diskusija galimai nuobodi, tai Seime nebus įdomiau. Ačiū. Ačiū.